Labas vakaras, kviečiu žiūrėti antradienio žinių laidą. Marijampoliečiai entuziastingai sutiko Jungtinių Amerikos valstijų karius. Kariškių tikslai ir įspūdžiai iš kelionės per Lietuvą, gyventojų mintys apžiūrėjus karinę techniką. Mokyklos ir toliau mini Žemės dieną, jai skirti renginiai tęsis visą mėnesį. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė Marijampolėje baigė savo kelionę per Lietuvos miestus. Kariškiai džiaugiasi, kad gyventojai juos priėmė puikiai. Marijampoliečiai tikisi, kad Amerikos karinės pajėgos nelaimės atveju bėdoje nepaliks nei vienos Baltijos valstybės. Įspūdinga karinė technika, kariškių įspūdžiai ir gyventojų nuomonės mūsų reportažuose. Marijampolės asfaltą išbandė Jungtinių Amerikos valstijų karinė technika. NATO sąjungininkai savo techniką ir ginkluotę demonstravo marijampoliečiams. Šiandien čia atvežėm iš arčiau apžiūrėti mūsų kovos mašinas, šarvuotus visureigius, evakuacijos sunkvežimius, kitą ginkluotę. Taip pat gyventojai gali apžiūrėti ir kulkosvaidžius, granatsvaidžius ir kitus ginklus. Ir ne tik tai. Žmonės gali pamatyti, kad mes draugiški ir kad esame pasiruošę jiems padėti. Tokia kariuomenės kelionė stabtelinti įvairiuose miestuose ne tik galimybė gyventojams susipažinti su sąjungininkų ginkluote, tačiau ir įvairiapusė praktika patiems kariams. Mes keliaujame jau 3 mėnesius ir dabar grįžtame į savo bazę Vokietijoje. Tai buvo puiki galimybė ir praktika kariams. Dar kartą išbandyti techniką ilgose atstumuose, taip pat bendravimo ir bendradarbiavimo praktika. Dirbome kartu su vietos policija, kur tik važiavome, visur buvo atlaisvinti keliai ir gatvės. Kartu pasitreniravo ir abiejų šalių kariškiai kaip sąjungininkai. Visiems buvo naudinga praktika. Karių vizitas marijampoliečius sudomino ir maži ir dideli smalsiai apžiūrinėjo techniką, noriai bendravo su kariais. Žmonės jūsų šalyje tiesiog nuostabus. Kai keliavome per Estiją, Latviją ir Lietuvą, supratome, kad žmonės čia labiausiai svetingi, kiek esame sutikę. Valstijų kariškiai pabrėžė, kad ši kelionė ne tik parodomoji, tai priminimas žmonėms, kad bėdoje vieni tikrai neliks. Praeitą spalį ir lapkritį, kai buvome Estijoje, mes priėmėme rimtą įsipareigojimą. Jeigu prasidėtų puolimas, mes iš karto būsime čia, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Prie 2 didžiausių Marijampolės prekybos centrų Jungtinių Amerikos valstijų kariai demonstravo savo karinę įrangą, ginkluotę ir bendravo su smalsiais gyventojais. Ir patys mažiausi ir vyresni galėjo ne tik susipažinti su kelių rūšių amerikietiškomis karo mašinomis, bet ir juose pasėdėti, pabendrauti su kariais, palaikyti rankose ginklus. Ypač tai buvo didelė atrakcija vaikams. Marijampoliečiai gyrė amerikietišką techniką, noriai bendraujančius karius ir vylėsi, kad tokie susitikimai bus tik taikos sąlygomis. Anot žmonių labai svarbu susipažinti su sąjungininkais, nes jei kils Lietuvai grėsmė, turime žinoti, kaip būsime apsaugoti. Įdomiai visokie. Kulkosvaidžiai ten buvo, galėjom laikyti, lipti ir taip toliau. Vaikams viskas įdomu. O šiais laikais, ypatingai dabar per televiziją tiek kalbama apie tai, tai dėl vaikų. Jiems svarbu, ypatingai berniukams, kaip atrodo karinė technika, ypatingai vidus, labai įdomu įlipti, pažiūrėti. Kaip manot, ar amerikiečiai čia mus apgintų, jei kiltų kokia grėsmė? Iš tiesų aš tai galvoju, kad to ir nereikia, ir nereikės. Pirmiausia tai, o vaikštant, tai nejauku, nes mintys apie tai, kas vyksta pasaulyje, karas, kitur kariaujama, tai nejauku. Ukrainai tokios reikia. Nu, kaip manot, ar mums tokios neprireiks, jei kokia grėsmė iškils? Ne. Įdomu, kokia mus gina, nes rusų tai teko matyti, o šitos dar neteko matyti niekur. Ir koks pirmas įspūdis? Man atrodo, kad puikus. Jausimės saugiai. Kaip manot, ar gali prireikti jų pagalbos? Nežinia, su Rusijos mąstymu gal kartais, sako, niekada neatsižadėk. Todėl turim būti pasiruošę. Netikėta tai buvo, kad amerikiečių labai jauni kareivukai, tokie net ir mergaičiukių
O pas mus matot, kaip Seime diskutuoja, reikia, nereikia šauktinių. Aš manyčiau, amerikiečiai vis tai čia ne visada jų technika, čia tik tai mažytė dalelė. Na, sakykit, kaip manot, ar gali vis dėlto prireikti jų pagalbos? Duok Dieve, kad nereiktų. O kad prireiks, žinot, pas mūsų rytinis kaimynas neprognozuojamas. Jau 400 metų šitą imperiją nuo Ivano Grozno laikų neprognozuojama. Tikrai nuostabu, kad mus gins tokia technika, jeigu tai bus būtinybė. Ir man labai patiko kareiviai, nes jie labai mieli, labai puikiai sutinka bendrauti su visais. Viską puikiai išaiškina, jei turime kokių nors klausimų. Nu, pačią techniką apžiūrėjai, ar ne? Paturbinta tokia gera. Labai šiaip faina viskas. Tikrai nebijau dabar gyventi Lietuvoje. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų štabo viršininkas pabrėžė, jog tokiai mažai šaliai kaip mūsų labai svarbu turėti sąjungininkus, su kuriais galime dalintis patirtimi ir susipažinti su aukščiausios klasės karinė technika. Man labai smagu pažymėti, kad mes daugiau turbūt niekada nebūsime vieni. Ir šitas mūsų vizitas kartu su amerikiečiais Marijampolėje turbūt geriausias įrodymas. Mūsų jėga yra vienybėje. Ir mes tik būdami kartu, dalindamiesi bendrą patirtimi, vykdydami bendrą veiklą, esame stiprūs, nenugalimi ir atsparūs bet kokiom grėsmėm. Lietuvos kariuomenė, kaip ir visa Lietuvos visuomenė, pastaruoju metu neturėjo pakankamai finansavimo vystyti karinius pajėgumus. Ir greičiausia tokio dydžio valstybė, tokio dydžio kariuomenė visada turės šiokių tokių sunkumų komplektuoti tiek karinę įrangą, tiek personalu kariuomenę. Ir todėl dar kartą yra labai svarbu turėti sąjungininkus kartu su mumis, su kuriais mes galime ne tik dalintis patirtimi, tačiau ir susipažinti su aukščiausios klasės karinė įranga ir ginkluotė. Mūsų kariai turėjo labai geras galimybės susipažinti, kartu ne tik užsiiminėti, bet ir dalintis tą karinę išmintimi ir be jokios abejonės mūsų kariai pasisėmė daug patirties, bet lygiai tą patį galiu pasakyti apie JAV karius. Mes ne šiandien, ne vakar, praeitą savaitę mes taip pat turėjom su amerikiečiais, kurie dislokuoti Lietuvoje, bendras pratybas kaip logistai. Tai degalų užpilimas ir evakuacijos arba recovery operacijas, kaip ištraukti iš mūsų lauko arba vėlgi iš tos pačios primačios šalies paramos serijos, kaip jiems suteikti paramą sugedus ar kažkas panašaus. Dabar mes gavom tokį iššūkį, kaip juos apgyvendinti pas mus, tai sakykime, kaip pakankamai gera pamoka prieš pasiruošiant šauktinių priėmimui. Į Marijampolę užsuko apie 160 amerikiečių karių su 40 karo mašinų. Apsilankymu Marijampolėje Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų kariai baigė susitikimus su Lietuvos žmonėmis ir išvyko į savo nuolatinę bazę Vokietijoje. Šį pavasarį magistralėje Via Baltica nuo Kauno Marijampolės link bus pradėtos tiesti 2 papildomos eismo juostos, vykdomi kiti eismo saugai svarbus kelio rekonstrukcijos darbai. Artimiausiu metu darbai vyks ruože, kuris prasideda nuo Garliavos skirtingų lygių sankryžos ir baigiasi sankryžoje ties Mauručiais. Šiame ruože bus panaikinti 4 saugaus eismo reikalavimų netitinkantys apsisukimai per skiriamąją juostą, prie Mauručių bus pastatytas viadukas per geležinkelį, neliks vieno lygio sankryžų. Tarp Stanaičių ir Juragių gyvenviečių bei iki Mauručių sankryžos planuojama nutiesti jungiamuosius kelius.
Ties Stanaičiais ir Juragiais numatoma pastatyti pėsčiųjų vedukus, o tarp šių gyvenviečių nutiesti pėsčių ir dviračių takus. Rekonstruojamų magistralės ruožo pabaigoje, kur esamas kelias susiaurėja nuo 4 iki 2 eismo juostų, bus tiesiamos papildomos 2. Kitas etapas, kuriam dar šiais metais numatoma skelbti konkursą, yra Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esanti Via Baltikos dalis. Šį apie 10 km ilgio magistralės ruožą rengiamasi praplatinti nuo 2 iki 4 eismo juostų. Ateinančių metų pradžioje planuojama skelbti rangos darbų pirkimo konkursą magistralės ruožui tarp Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybės rekonstruoti. Siekiant pagerinti eismo sąlygas, šiuo metu jau svarstoma ir tolesnė magistralės plėtra ruože tarp Marijampolės ir Lietuvos-Lenkijos valstybės sienos. Marijampolės visuomenės sveikatos centras informuoja, kad praėjusią savaitę sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimų takų infekcijomis rodikliai buvo beveik 52 atvejai 10 000 gyventojų. Sergamumas palyginti su prieš tai buvusią savaitę neženkliai padidėjo. Marijampolės savivaldybėje sergamumo rodikliai neviršijo epideminio lygio ir buvo 74,5 atvejo 10 000 gyventojų. Marijampolėje užregistruoti 35 gripo atvejai. Vis dar aukštas susirgimų skaičius tarp vaikų. Gripu ir viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis serga beveik 300 vaikų. Iš viso Marijampolės apskrityje užregistruotas 61 gripo atvejis. Vakar ryte Marijampolės kelių policijos skyriaus pareigūnai, vykdydami netikėtą reidą, Kalvarijos savivaldybėje tikrino visų transporto priemonių vairuotojų blaivumą. Per 3 valandas buvo patikrintos 64 transporto priemonės. Reido metu nebuvo nustatytas nei vienas neblaivus vairuotojas. Vienas vairuotojas, neturintis 2 metų vairavimo stažo, buvo nubaustas už tai, kad jo transporto priemonė nebuvo pažymėtas skiriamuoju ženklu klevo lapas. Dar vienas vairuotojas vairavo transporto priemonę neįjungęs artimųjų šviesos žibintų. Neliko nepastebėti ir dviratininkai. Pareigūnai nubaudė 2. Vieną už tai, kad vairavo dviratį be šviesą atspindinčios liemenės, kitas dviratininkas vairavo netvarkingą dviratį be atšvaitų. Policija praneša, jog sukčiai nesnaudžia. Vakar rytą Šakiuose 2 moterys prisistačiusios socialinėmis darbuotojomis paėmė 80-metei šakietei priklausančią banko kortelę, jos PIN kodą ir iš namų pasišalino. Moteris nuėjus į banką sužinojo, kad iš jos sąskaitos dingo 100 eurų. Tęsiasi Žemės dienai skirti renginiai. Ryto pagrindinėje mokykloje susirinkę įvairių mokyklų moksleiviai pasitikrino gamtosaugos ir sveikos gyvensenos žinias. Žemės dienai skirti renginiai švietimo įstaigose tęsis visą mėnesį. Ugdymo įstaigose tęsiasi renginiai skirti pasauliniai Žemės dienai paminėti. Renginių gausa parodo, kokia svarbi visiems yra ši tema. Žemės diena tai yra turbūt svarbi viso pasaulio žmonėms. Šiandien Žemė yra tokia jo būsenoje, kad dėl žmogaus veiklos yra suardyta jos pusiausvyra. O kai pusiausvyra suardyta, kenčiame mes patys. Iš tikrųjų, Žemė mus maitina, Žemė mus rengia, Žemėje mes turime orą, kurio kvėpuoja visi gyvi organizmai. Žemė yra mums tarsi motina. Visą tai ir dar daugiau mokiniams primenama įvairių renginių metu visą mėnesį. Per šį mėnesį mūsų mokykloje organizuojame daugybę renginių. Tvarkome aplinką, keliame inkilėlius, sprendžiame įvairius kryžiažodžius, vykdome įvairiausius projektus. Taigi mokiniai iš tikrųjų dalyvauja įvairioje veikloje. Šįkart moksleiviai iš 9 savivaldybės ugdymo įstaigų rinkosi ryto pagrindinėje mokykloje renginyje Mes Žemės motinos vaikai. Šiandien vaikai atsakinėdami į klausimus, spręsdami kryžiažodžius, atlikdami įvairiausias užduotis, dar kartą pakartos, prisimins tai, kas svarbu mums šiandien gyvenant Žemėje. Tai, kad Žemę reikia saugoti, ją mylėti. Tik tada mes būsime laimingi. Kasgi, jeigu ne mūsų vaikai, jeigu ne jaunimas turės gyventi po mūsų šitoje žemėje.
Tad mylėkime ir būsime mylimi mes savo motinos žemės. Tiek naujienų paruošėme šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas gražaus vakaro. Sudie. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus mažai debesuota, pūs rytų vėjas 3 metrų per sekundę. Naktį oro temperatūra 1 laipsnis šalčio. Rytoj diena debesuota, vėjas šiaurės rytų krypties 2 metrų per sekundę. Diena oras sušils iki 9 laipsnių.